Nu, per naują dabar gerai. Man pas mane vat kažkoks paukštis atėjo, kažkoks jau įpinėja. Nu, toks įdomus. Ta prasme, pas tave čia dabar va eterį atėjo Aha, paukštelis. paukštelis. Nu, Toks gerai. su kuodu kažkokiu baltu. Tai saky, ir jie 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Iš kur Tralele. tai? Nu, Iš kur vat nuo tos erdvės, nuo tos Graikijos. atėjo? Nu ir ką jis mums nori čia parodyti? Ką nori pasakyti? Kokią svarbią žinią atnešė? Nu, kažkur tais vedasi. Kažkokio kalno. O, Olim? gal ir Olimpas, gal ir ne. Matau, žaibas tvykstelėjo. Kaip ir audra kažkokia, tais Dzeusas nerimsta. Mhm. Vėjas eina, kažkokia audra su vėju, su lietum kažkaip lizdas, ne lizdas čia jau būtų. Nu gerai, pavyzdžiui, pažiūrėk, paprašom to paukštelio 1, 2, 3 parodyti savo tikrą veidą. 3, 2, 1. Ar nėra čia kokia holograma? Ar čia tas pats paukštelis? Nu, tai prasivalau tada irgi. Kurie žinia liauka, va, trečią akį, eterinės. Jo, eterinės akis, prašauk tada tą kanalą, prašauk įsižeminimą padaryk jo. Prašauk kanalą, kiekvieną čakrą pravalyk, prasuk, užsuk. Jo. Pirmąjį valyk. Antrą. Čia šitą saulės rezginį. Širdies. Visą čia. Va, gerklės reikia, kaip reikiant, kai visada. Jo, gerklės. Jo, gerklę prasivalom. Na jo, ir tada dar tas eterinės akis, trečią akį. Salą. Konkorežinę sujungiam su smegenim, ane? Aktyvinam visus. Smegenim, su širdim. Tada jo, konkorežinę jo su širdim. Su trečiakim sujung. Pasižiūrėk, ar niekas netrukdo kanalui. Iš viršaus, viršutinės visas čakras peržiūrėk. Peržiūrėk, ar nėra kokių šlangų nuo matricų kokių. Iš nugaros, iš visur. Matomos, nematomos visos atsiranda. Kažkokios dulkelės. Kaip laukas eitų. Jau čia kaip kvantinis laukas, jau čia susiformavęs. Bet matricos. Tos juodosios. Kodėl jinai čia už tave galvoja, ar kaip? Nu, kažkaip stumdo jo. Manifestuoja. Tuos pajungimus nori padaro, nori neišardo. Kaip čia įdomiai. Kažkokia kvantinė matrica. Kas tave kūrė, sakau, iš kur tu čianais? Nu jo, gaunasi kaip ir per mane, bet ir per aną matricą.
Nes kol turi pats va tų programų kažkokių, vat neišdirbęs, neišsivalęs, tai vat per jas vat kuriasi. Va tas, kas yra šiandien. Nu, tikiu. Kaip sakau, išsivalyti, jeigu su kiekviena diena vis daugiau dedasi ir vis tvirčiau šaknis įleidžia. Mm. Nu jo, čia informacijos, tų žinių kažkokia pasekmė yra. Kuo daugiau informacijos praeina pro tave, tuo daugiau kažkokių visokių programų visko sulipa. Nu, Čia informacija kaip visiems. ir gerai, bet va turi savo va tą šalutinį tokį kažkokį tais poveikį, Mhm. nes užsineša viskas, kuriasi programos, vat irgi vat protas viską renka tuos algoritmus, tuos tokius pasikartojimus, tuos įrodymus visokius. Jeigu šitaip va tas ir tas darė, tai gavosi taip ir taip, tai gali būt, kad ir pas mane bus taip ir taip. Bet čia tas toksai, nu ne mano. Aš esu aš. Mhm. Ir aš galiu dar kitaip daryti, ir gali būt dar kitaip, ir dar kitaip to pačio rezultato galiu pasiekt. Skirtingų būdų, skirtingų kelių. Mhm. Čia kažkoks toks nereikalingi tie algoritmai kažkokie tais. Bet aš jau čia nardau po tą visą kvantinę matricą. Mhm. Gerai iš jos vat išvalau tas visas programas, tas tokias susidėliojusias. Mhm. Minčių tėvų, iš aplinkinių, ir matau tokias grynai, kaip būtų tokios dalelės, ir tos dalelės va taip kažkaip sulimpa kaip informacijos. Žinau, dar šustriau vaizdai eina negu per tą Liusi filmą. Nu, va, matai. Dar kitaip detaliau atrodo, ten taip bendrai parodė, o čia vat kažkaip tais vat detaliai matai, Mhm. kaip viskas vyko. Kaip visas susikuria įgula. Dabar irgi klausiau, kodėl va tos vat neigiamos yra tiek daug užkrautos, kad jos daug greičiau išsirutulioja negu vat tie šviesus. Mhm. Gal aš tada galiu vat prisirinkti, bet nėra tos tokios informacijos apie tos šviesius, tos norus, tų norų išsipildymą, Nu, pasiekimus kažkaip tais tos tokius. informacija. Kažkaip vat šita nelabai dalinasi. Žmonijos dažniausiai vat tokiais vat neigiamais Mhm. dalinasi kažkaip vat man vat per tas žemas vibracijas, tas tokius verkšlenimus Mhm. kažkaip ir užkrauna. Nu, tai taip, nu. O kaip O kitaip? tas vat džiaugsmo viso tiesiog jisai šauna, atrodo, kiaurai kažkur kažką tais, ir ji tokia greita ta informacija yra. Ta džiugesio, aukštų vibracijų, ten greita, labai labai maža, Mhm. labai greita, ir ją vat reik mokėt sugebėt pagaut, sustingdyt, Mhm. užfiksuot, kad ir pačiam vat kažkas vat gero įvyksta. Tas Mhm. toksai pliūpsnis energetinis, ir vat tą vat kaip nusifotografuot save reikia ir į atmintį įsidėt. Mhm. Matau tą vaizdą, kai į darbą važinėdavau ryte,
laukdavau to troleibuso ir vat gražus rytas, geras, saulė šviečia. Ir aš jį tiesiog va taip įsigeri į save tą visą momentą, tą visą pavasarį, tą visą šilumą kažkaip įsigeri į save ir tu jį pasilieki. Tai ir čia vat kažkaip taip vat reikia. Tik iš vidaus. Mhm. Tai taip kaip akimirkai sąmoningai sustabdai, sustoji Mhm. ir perleidi per visus kūnus, per visas ląsteles, per visas informacijas, per visur, kur tik įmanoma. Išdalini per visus namus, per visą aplinką, paskleidi. Ir tada va tam kvantiniam lauke vat formuojasi va tas teigiamos. Nu jo. Mhm. Tai čia kaip ir save dresiruot reikia, mokint vat. Džiaugtis džiaugsmu, Nu bet jo. kuom. Kažkaip, vėl vat eina va per tas mintis, bet dabar jau ne tai, kad vat mąstyt, bet jau kaip jas panaudoti, Mhm. kaip jas vat įsigerti į save, įsirašyti. Mhm. Žiūriu irgi dar per tą kvantinį visą matricą. Kažkaip tais atrodo skrendu ir žiūriu. Nu ir ji vat yra tokia, kokią patys susikūrėm. Nu jo. Dabar sakau irgi tuos visus prijungimus, pajungimus. Mhm. Tai sakau viskas, taigi aš jiems nebeleidžiu susiformuoti, susidėti. Mhm. Nu ir. Ir jie nebesusikuria. Dabar iš karto scenarijus eina, vat kaip tų vibracijų nukritimas ar dar kažkas tais. Mhm. Nu kažkaip atstovėt reikia jo, kad ir Visur tas nukritus. sąmoningumas reikalingas, tas toksai, kaip pasakyti, emocijų valdymas, ane? Jo, bet čia dar kažkaip tais kitaip. Tas toksai vyksta užprogramavimas, toksai net nukritus vibracijoms. Tu neleidi prisijungt. Čia matai, tas vat įdirbis jau eina. Kai tu dirbi su tuom, vat kad ir biškį paslysti, bet tu vis tiek pusiausvyrą išlaikai. Ir neprilimpa. Nu, matai. Mhm. Bet tai kaip taip išdirbti? Nu, tai sakau, vis tiek kažkoks darbas su savim, Nu dresiravimas. taip. Sekimas tų jausmų. Valdymas, suvokimas, viską. Nu, paskui jeigu ir kartais tokie vat pavieniai būnant nukrypimai, ta didžioji dauguma, kai atlaiko tą vat nukritimą informacijos, numušimą. Mhm. Nu tai čia kaip baltam fone vienas juodas taškas, o ne juodam fone vienas baltas, Mhm. kuris pranyksta ir išnyksta, o čionais va tą visą ir atlaiko. Mhm. Nu, tai gerai perdėlioju, sakau, tą visą savo matricą. Jo, susidėliok taip, kaip turi būti, taip, kad gerai veiktų. Įdomiai, čionais nėra kažkaip tų tokių interferentų, nėra tokių kaip veikėjų. Mhm. Nėra kūnų, nėra dar kažką, tai tu vat gali kurti vat su ta erdve, su tais, neprisimenu, kaip ten vadinasi, kvantais visais tom dalelėm. Mhm.
gali kurti, bet viskas va taip nuo pačio priklauso, ne nuo kitų. Jau čia nėra ko kaltint, tik save. Nu tai va. Net ir to nėra kažkaip, jokio kaltinimo. Čia vėl vadinamos tos pamokos, patirtys, kažkas tokio. Informacija bibliotekoj kažkokia. Mhm. Kažkaip susirikiuoju visas tas informacijas, susidėlioju, sakau, vat kas vyksta šitam gyvenime, kiek kartų, kiek viskas buvo kartų pasikartota. Kiek visko jau buvo buvę ir vis tiek va tas pats kartojasi. Tai sakau, kur čionais mokinimasis. Čia jau Nu. algoritmai gaunasi kažkokie tais. Nu ir taip. Kiek dažnai vat turėsi 2 vaikus, kiek dažnai ten kažkokiai religijai priklausysi, kiek dažnai ten dar kažkas. Tol dubasins, kol kažką pradėsi keisti kitaip. Nu, aš net nematau, yra va tas va ir kitaip, yra ir taip pat jau viskas yra įvykę. Aš nematau, kur čia va pamokos, kur čia tobulėjimas vyk. Nes aš atidarau tuos visus variantus, aš matau juos visus įvykusius. Vat kaip sugalvoju, kaip nori, kaip sugalvoji, taip ir įvyko. Ko nesugalvojai, va to va ir nėra. Nu va. Mhm. Tai vadinasi, galvoti reikia kažką kitaip. Kažkaip va tas laukas, sakau, toksai įdomus net. Nei čia absoliuto kažkokio yra, nei čia kažkokio to demiurgo. Kažkoks informacinis grynai. Ir aš to tikslo, to visko. Mhm. Gerai, kas įvyko, tai sakau, viską užkuriu pagal tą vat Mhm. geriausią variantą, nu. Nu. Tada aš susidėlioju vat savo galimybę, vat kaip ten tas šaškės kažkokius vat kauliukus, vat tas galimybės, vat imu į savo dėžutę, kaip parduotuvėj kokioj ir susirenku, susirikiuoju. Nu. Kodėl aš čionais turiu vat kentėti už klasterio kažkokias tas nuodėmes, programas, už Mhm. savo kažkokias reinkarnacines, kažkokius karminius ryšius. Aš buvau atrišus ir dabar galiu atrišti. Ir išeiti. Nu. Kodėl dabar aš turiu vat arba meilė, arba ten vat kažkokias programas turėt. Aš galiu viską turėt. Tai čia vat ta vat programa įsirašoma, aš visagalis. Nėra pas mane ribų. Nu va. Bet čionais ir prasimuša kažkoks toks. Kažkokia tokia vat siena dar yra, vat kažką tais dar išdirbt reikia. Čia ir prasimuša. Nu, tai tu ten pasilengvink tada tą sieną, nežinau. Pradubasink Jo. kažkaip, pasigreitink sau tuos viską, kad greičiau prasimuštų. Jo, norėjau klausiau, tai kaip čia į tą fizinę erdvę, kaip čia greičiau viską prastumt. O tai kas čionais ir vat susidėlioji toj fizinėj erdvėj. Čia Mhm. ir yra vat per kvantą tą eina fizika. Nu, tai gerai sakau. Išsiimu visokius apgamus, visokius guziukus. Nu, jo. Mhm. Kažkaip tais jau visokius va susitvarkau vat. Tą fizinį kūną susistatau. Mhm. Ir
kitus laukus, kitus galimybės. Nu, kažkaip nardau aš tenais. Gerai. Mhm. Vat pasikeičiu namus su sodu, su viskuo. Dabar išvis, vat, žiūrėjau filmą, užsimaniau išvis irgi, vat, seno sodo. Gėlyno to viso va tokio, kad jau būtų užaugę sena ir dideli. Nežinau, neįsivaizduoju, ar čia išvis būna tokių. Bet žinai, va tokie kaip dvarai, ne dvarai, bet kažkas tokio. Nu, va, matai, gal dar ir būna. Kažkas vat angliško, va to tipo, tie tokie vat būna užsodinti, apsodinti, vat. Kur daug žydi, kur viską. Oranžerijos visos. Nu, tai atsidaryk savo tuos kelius, galimybės. Mhm. Mhm. Na, ar dar ką nors nori žiūrėti ten joj? Kažkaip įsirašau ten tą praėjimą ar dar kažkaip tais, kad tvarkyčiausi. Aha, ant gerklės kimba kažkoks guzas susidarė. Nu, vat kažkokie vidiniai prieštaravimai. Nu, ir kas tau dabar Žydinėja. prieštarauja tau čia? 3, 2, 1. Nu, atrodo, aš tam lauke nardau. O čianais kažkokios varlės puola. Kažkokie tais. Nu, Demoniukai ir reptukai kažkokie tais. Nu, tai ištempiu aš juos į tą kvantinį lauką ir išskaidau. Ir išėmė. Ir pravalau visą. Gal pilvas užkaito. nu, ko jis šiandien? Veiksmas vyksta, keičiasi kažką, tai keičiu viską. Nu, gerai. Vyksta pokytis. Tas paukštis man tą vat ir parodyt norėjo. Tas žaibas kaip išskaidymas kažkoks toksai vat. Vat ta plazma kažkoks perėjimas į tą erdvę. Sakau, taip įdomi, nei kaip eteriniai, nu, tie visi energetiniai kūnai eina. O čia dar kažkoks kitas. Kaip ir aplinkui visus tuos kūnus būtų, bet ir atskiras. Taip vat kažkaip. Čia vat eterį, kur žiūrim, tai jau vienaip ten tas vaizdas, o čia grinai toks vat kažkoks informacinis eina, vat tie vat kažkokie. Yra, nėra, galimybė, negalimybė. Kur esi visagalis, gali viską, visaip susidėlioti viską. Ką tik sugalvosi, jo. Visas tas galimybės jau panaudoti šitam kartui. Dabar sakau, vat iš kito galiu, vat, jo, aišku, gali, jeigu sugalvoji, kad pasinaudot, nu, pavyzdžiui, vat, per tavo tas visas patirtis, vat, praeit, pasižiūrėt dar kažkieno tais. Vat net ir šitą sujungti išeina. O, nu tai. Jo, jos kitaip kažkaip veikia. Bet prie jų prieit kažkaip galima.
Nu, kaip sakau, su tais dievais visokiais. Nu, čia dar kitas sluoksnis yra. Čia yra ta informacija įrašyta, Mhm. bet irgi va taip šaltai kažkaip tais. Nu, kažkokios tokios, vat, kaip šeimyninės peripetijos ten tą pastūmė, anas įsižeidė, anas dar kažką, tais kažkaip labai jau taip jam žmogiškai. O angelų, sakau, va tos va struktūros, Nu, erdvės. kaip angelų. Neužčiuopiu. Kažkaip dar kitaip. Mhm. Lyg yra įsilieję Mhm. tam kvantiniam, bet čia kaip energetinis pamaitinimas kažkoks gaunasi. Kaip vanduo tarp akmenų kažkoks toks, vat, kaip ta plazma ar kažkas tokio tarp ląstelių. Mhm. Ten angelų energetika ar su ja vat, kažko tokio, o čia vat, nepadarys. Galiu tik energijos pasiimti, galbūt taip ir yra, kad vat, jie vat, angelinės tos struktūros ir yra tik energija. Matomai ten, žinai, pagal kiekvieną skirtingai. Tai dabar kaip dabar šitam lauke atrodo vienokie ir kitokie, vat, jie vat. Mhm. Ar tie serafinai, ar ten tie archangelai, Metatronas, kaip jie čia. Nu Na. jo, kaip skirtinga vibracija kažkokia tais. Šiek tiek skirtinga šviesa. Mhm. Vieni daugiau kažkokie gelsvi, kiti melsvi, Mhm. tai išvis skaidrus. Mhm. Nu, tai kažkaip tais, nežinau net kaip čia ką. Sakiau, norėjau sakyti, vat, pajungt prie dabartinės savo egzistencijos, Nu. bet kažkaip neina. Jeigu sakau, aš čia visagalis esu tam lauke, Jo. kodėlgi gali būti neina. Nu, tai kodėl neina? Kažkokio priėjimo trūksta, va dar kažkokį tai numušti reikia. Bloką. Nu, tai kur tas blokas tavo mentalė? Nu jo. Pasąmonė. Kažkas su pasąmonė eina. Nes tas angelų laukas, jį dažniausiai vat, pamatai, vat, tuos esybės, jie patys yra atėję, bet tu neini pas juos į erdvę. Kažkaip tai paprastai nepakliūni, jie būna kažkaip. Priartėja patys prie tavęs, bet ne tu prie jų. Užtat ir neina, vat. Tai gerai žiūriu, ar kažkaip jų bendrosios tos pasąmonės irgi. Nu. Jo, sako, jūs kažkada buvot šitam lauke, jūs iš čia išėję,
Dar kažkokios informacijos nepriimu. Kažkaip per dantis kalė. Šuo rėkt pradėjo cypt, biškį palauk, aš jį apspakainu kažkaip tais. Na va, paleidau kažkokią tais angelinę bangą. Nu va. Sakau, ar įmanoma čia sugrįžti atgal, Nu. nes kaip ir pasąmonė tada turi tą keletą žemėlapį, kaip čia grįžti. Nu ir man vis eina, kažkada neprisimenu, kur aš čia užmačiau, kaip tos angelinė tokia kaip būtybė, bet jinai tokia kaip be galvos, tik tais va tokie sparnai. Nu, vat kažkaip paskutiniu metu vis jie kažkaip šalia, tai prie manęs prisitaiso, kažkur tais išneša į kitą erdvę, tai vėl kažkur jie tokie vat makaluojasi. Nu, čia gal kaip sargas kažkoks tokia informacija eina. Sargas, tai čia tavo? Nu jo, tas vadinamas angelas sargas jau. Jie klausia, ar čia mes visi juos turim. Ne, sako, kas susijungia su juo. Susijungia. Kaip susijungia? Kai nori kada? Kai Nu, mąsto? kažkaip jo, per pasąmonės lygmenį. Kažkaip pasikviesti reikia, pasišaukti ir duoti intenciją susijungti. Paprašyti, kad pasaugotų, kad viską. Nu, viskas. Taip. Nu, tai jau tu padaręs irgi. Pasidarėjai viską. Vis žiūriu, kaip ten pasijungti prie jų to kanalo viso, tos informacijos. Klausiu, ar yra žemėje žmonių, kurie pasijungia. Yra, sako, nedaug, bet yra. Aš sakau, jie gauna švarią informaciją ir virusinę. Jų kanalai nėra užvirusuoti. Visokių yra. Nu, tai aš irgi duodu intenciją jungtis prie jų lauko. Toks kaip debesis kažkoks toks energetinis eina. Net atskiras eina. Jo, kaip tų dievų, va šitų, va tokios atskiros kašos eina, kaip pavadinkim. Tas informacinis laukas. Kažkaip mes čia turim savo, atrodo irgi susijęs, vat irgi gali būti ir su tais dievais, su tais angelais, bet ten yra minimali palyginus ta informacija. Kažkaip su tais dievų lauku kažkaip daugiau yra integravęsi kažkokiu tokios. Jie daugiau žemėje gyvena ir vat per žemės tą informacinį lauką vat išeina daug tos informacijos apie juos, apie deivės ir viską.
O vat šitie vat tik kartais vat atėję, neturi to tiesioginio pasijungimo, tai jie turi savo atskiras. Sakau, apie ką pasiūmė šitą informaciją. Mhm. Ar man ji reikalinga čionais išvis žemėje? Nežinot, kad žinota irgi kam. Tai jo. Ar man žemės ta egzistencija žeminė padėtų kažkuom tais, nu, tai jungia prie kažkokios dalies tos informacijos. Mhm. Jo eina, kad kažkas pagelbėjo. Dabar pradėjo šviesti tas visas laukas, kaip ta pašvaistė visa tokia vat blyksniai darytis. Mhm. Čia dabar žiūriu, ar čia tos takašos taip pas juos atrodo, ar čia laukas, nu jo, ta energija kažkaip tais. Mhm. Sakau, ar ten ta vat pašvaistė nėra vat informacija apie jūs. Mhm. Dalinai. Kažkoks Vat irgi. irgi eina, vat su tom spalvom kažkas vat eina. Mhm. Va dabar vėl va pas tą vadalę numetė. Mhm. Kažkas vat su spalvom, su žemės atspindėjimas tose spalvose. Ir pagal jas galima skaityti va tą va žemės lauką, būseną. O tą aurasomą visą pritaikius, Mhm. bendrą būseną matai. Ar žalia, ar rūšava, ar melsva. Mhm. Paradoksas, mėlyna dangui gaunasi, ne? Mhm. Mhm. Nu, viskas aišku. Tai ar dar ten yra kam informacijos? Nu, pakol kas viskas atrodo, vat daviau tą visą intenciją susijungti, vat, išnešti tą informaciją. Jo, tai susijungt. Čia, ko reikia mūsų tiems ribotiems protams. Mhm. Mhm. Jo, tai paimk dar pasidalink tos informaciniais burbuliukais visiems. Mhm. Mhm. Paprašyk angelų, kad tau pravalytų irgi visą tavo tą bioenergetinį lauką. Energetinį, Tai visą jo, tą. mūsų praval. Jo, duotų, duotų. Ne tik Jo, ir šeimoms ir visiems nariams kažkaip aplinkiniams. jo subalansuotų. Mhm. Nu, turiu sakau, ar galite padėti išsivalyti, vat, lengviau praeiti tuos. Mhm. Mhm. Nu jo, tai taip. Palyginus šitai nieko. Nu nieko, nu mums tai viskas. Iš mūsų būsenos. Mhm. Jo, kažkaip tai. Vien tik tas kontaktas su Saule nebuvimas jau daug ką duoda, su Žemė nebuvimas, tas įsižeminimų stoka. Taip, taip. Nu, bet sukūrė kažkokius tais, rodo aplink burbulus mus, kažkokius tokius specifinius, stabilizuojančius kažkaip tai. Kitaip vertinamas, kitaip kažkaip tai smegenys, kitaip įsijungia. Mhm.
suaktyvėja galbūt net. Kerta per tas juostas, per tą visą. Visą ir tą kvantinį lauką ir per viską kažkaip tai darniau dirba. Kažkokia darna va ta atsiranda tas toksai supratimas. Jungiasi ant 20%. Galvelės mūsų link to eina. O sielos, sakau, norai, kaip sielos. Nes ten vėl matau atskiri tokie registrai, kažkokie visokie įsirašymai. Vat grynai ją pravalyti reikia dažnai. Tarp reinkarnacijų tai iš visko, nes kažkaip tos reinkarnacijas įsirašo dar ir ten. Pačioj sieloj. Pačioj sieloj. Turi kažkokiu tais įrašų. Informacinis laukas kažkoks nuveda. Vat kažkoks savotiškas, bet žinai, toksai, vat kaip būtų viduj, širdį ir vat ten vat vėl atskiros eina. Vat tie laukai, galbūt vat kaip rodė, vat ta vat, kokia ten ta turkio ten ta spalva visa šone. Vat kažkas vat čia vat eina nuo tos sielos. O viršui, kur ten ta fuksijos ta spalva, tai ten vat eina pasąmonės lygmens informacija. Magenta su Jo. Magenta. Tai vat išsivalyt reikia irgi vat sielos tos visus įrašus. Čia daugiau toks jausminiai visokie vat tos emocijos. Kažkaip jo per emocinį lauką viskas atrodo. Viską, ką jautėjai, vat viskas ir susirašė. Kada nors gyvenimuose esi jautęs, turėjęs. Daug irgi baraklo. Irgi vat tų angelų paprašau, kad padėtų mums čia išsivalyti, kad čia mums tos kojos nekaišiotų. Buvo, tai buvo, pamirštam viską, kažkaip priimam tą, kas buvo, tą kainą sumokėtą. O dabar spręsim pačios. Išsivalo kažkaip, tai išvalo, kaip ištrintų, žinau, kaip su kokiu tirintuku, kaip su šviesa. Pratrina. Ten tokie kaip rūkelis, dulkelės kažkokios vat lakstė. Tebūnie šviesa. Ir va ta jo. Ir ta šviesa tokia aktyvesnė, ryškesnė gaunasi. Va tą vat ir reikia pasižiūrėti, va tą turkio, kad kartu. Ji turi ryški būti. Va, užsipildo, atrodo net kaip kokių dažų kažkaip tai užpila, įpila. Tos spalvos kažkaip, nes tokia išblėsus buvo. Kaip nebeveikia, kaip šviečia, užaktyvuota, užsukta, kaip ir veikianti, bet trūksta. Tos tikros spalvos. Pagal tą informaciją susirenkam. Jo, užsipilk, užsimesk, užsiaktyvink, užsiturbink. Tos, kurios trūksta, jo persižiūrim visas tas savo spalvotas.
auros čakras visas, kur eina, kad visas kūnas būtų pilnai prisisotinęs tų spalvų, Mhm. visas aktyviai veiktų. Kaip daug nuo apačios eina į rankos, kai nuleistos rankų galai, pirštai eina tokie kaip nuo raudonos iki koralinės, rožinės tenot. Visas tas taip turėtų būti, paskui link pilvo, pilvas turi būti auksinis, geltonas saulės rezginys, Mhm. ties kažkur širdies rytis žalia, Mhm. tada jau ten vat kaklas eina, jo vat kaklas, burna, ane visa ten. Mhm. Žydra tokia jau eina, tokia Mėlyna, ryški. Mhm. Faina. jo, va mėlynas, turkis ten visas sueina, jo. Jo, ta karališka mėlyna, irgi užkuriam, užaktyvinam. Jo, tada viršus eina jo violetinis mūsų, ta, Mhm. jo, ta viršutinė 7 čakra jo. Nu, man tokia visada kaip vaivorykštė, kaip kristalas prieš šviesą spindėtų, nes su tokiais Mhm. vaivorykštiniais elementais ir šiaip balta būna. Jo, tai. Nu, čia pagal viską, kokia ten ta violetinė turėtų būti. Jo, violetinė ir tada dar aukščiau ta jau magenta, jau ta Magenta. jau Mhm. virš galvos jau skaitosi ta balansinė tokia Nu, jo, skraidanti, kad jau ir tava, tai jau 8, jau taip jau virš galvos pasodinta ant galvos. Nu, O čia vat matau, vat kažkaip ištiestas į viršų rankas ir vat tada ten jinai yra. mhm, Jeigu į viršų pakeli rankas, vat jas sujungi ir va toj vietoj. mhm, Nykščių sulieti ir va ten. mhm, Geras. mhm. Mhm. Nu jo, ir čia pagal amžių, pagal vat išsivystymo lygį gali vat ten biškį aukščiau būt, biškį žemiau. Mhm. Šiek tiek ir atspalviai skirtis. Tai, Mhm. tai taip, tai taip. Nu, klausiu, ką jinai duoda, su kuo ji čionai susijusi. Nu, su kuom susijusi. Nu, ateina ta tokia pasąmonė. Mhm. Visa informacija kažkaip tais. Mhm. Absoliuto dalelė. Mhm. O kodėl, sakau, nesusijunginėjom, galbūt dar kažkokie yra, nu, tai ten tų yra, vėl rodo delnai, padai, keliai. Kažkaip va, ties kiekvienu sąnariu. Aha, sakau, jeigu ties kiekvienu sąnariu, tai ant pėdų kiek tada jų turi būti? 21 ar 27? Mhm. Kiek ten tų sąnariukų yra, tai daugiausiai kaulų, tai daugiausiai ir tų sujungimų. Mhm. Kaip tada reikalai su pėdom, nu jo, žinok, čionais iš vis atskirai galima nagrinėti. Nu, tai taip, Tų pėdos. pėdų ten tos Kiek ir eina, linksmų sau taškų. visi tie taškai eina, vad grinai. Taip, taip, ir pėdos. Ten vaivorykštė visa pilna sutaškuota, va tom vat spalvom kažkaip ir pagal tą organą, kažkaip tos spalvos ir tie atspalviai skiriasi. Taip. Aha. Va ten žarnynas, ten vat širdis, ten tas kažkaip viskas. Taip, 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 Čia viskas. plaučiai irgi panašiai, bet ne ta pati žalia. O dar į viršų einant. Kažkaip jo labai svarbios pėdos yra. Gyvybingumui visam. Mhm.
Ir tas pilnapadystės visas tvarkyti reikia ir viską kažkaip tais atrodo iš karto iškritimo, kažkaip tais jau čakros meridianai visi nesuvaikščiojo, jau netaip veikia. Tas pats vat ir su delnais vyksta, su rankom irgi. Čia visos tos spalvos kažkaip irgi. Irgi taškučių jo yra. Irgi va toksai va spalvų kratinys gaunasi tų visų čakrų tų tokių. Taip. Kaip šulinukai kažkokie energetiniai siurbliai. Rankos iš vis vat kažkas tiesiog, vat matau, kaip kairę ranką blokuojama, nes tu jos nevaldai taip pat kaip dešinės. Bet matau iš peties, iš širdies eina kažkoks toks blokas. Jis atrodo dešinėm makaluos, vat kaip nori, vat tą darai, nes su jie vat darbinė ta. O vat kairė vat ir blokuojasi, vat kaip ir jis sako. Aktyvuoti reikia dažniau, vat paimti daiktą, vat būtent kairę ranką. Kiek tik įmanoma, nu. Jo, visą laiką reikia, supranti, mąstyti, kad dirbti, visą įveiklinti visą, matai, kūną, šiaip tikrai. Nu, kojas tai abidvi turi, tau kairė nuo dešinės, taigi nesiskiria, dešinė koja neina toliau nei kairė. O vat su rankom vat kažkas įvyko, kad išsikreipė. Blokai išėjo jom, bet vat stabdo kažkaip jom labai vat tas smegenis. Ta dešinė pusrutulį vat kažkoks visą vystymąsi smegenų stabdo, užtat jos neveikia pilnumoje. Tas disbalansas labai didelis, nes tada viena pusė turi kompensuoti kitą, o ne veikti iš savęs. Nu, čia tiek eterinės, tiek fizinės ten tos smegenys. Ir kai sako, nenaudoji to 100%, nu tai va į šitą ir susideda. Nu, toks blokas, neskaityk. Jo. Balanso nėra, žinai, tai visi kita. Ir ypač va tos vienarankius kažkaip matau, va ten tų kalbų kažkaip labai blokuoja. Vat tos matematikos kažkokio to loginio, to tokio kažkaip mąstymo. Neprisimenu, kuris pusrutulis atsakingas, bet taip atrodo, kad susikerta. Tas toksai sisteminis, tas visas. Užblokuojamas savo, kas vat linkę daugiau vat abiem rankom kažkaip matau ir tos kalbos geriau sekasi ir visa kita. Supratimas, pratimas, integravimasis kažkaip va, tos kitos informacijos vyksta daug lengviau. Tai va, Tai reikia mums žodžių. patreniruot, jo. Nepamiršti. Žinai, va, rodo va, tos va, kamoliukus su būdelėm, graikinis, kad ir riešutus paėmus, taip pat ratus sukti. Vat kažką tai tokio, vat, su kairė daugiau, kad ir su to kamoliuku pramasažuot ar dar kažkaip tas, vat, tas pirštus vat, po vienas sujunginėt. Na, viskas aišku, nu ką mes valandą apie minučių jau. Oi, nu va matai. ten biški. Ir daug gaunasi. Nu, šaunam, kur atsigeneruoti, ar dar ką nors nori pažiūrėti. Nu, va, bandau kažkaip va, po biškutėlį išeidinėti iš tos visos kairės dešinės, iš tos čakrų sistemos. Kažkaip dar į aurą tą visą pasižiūriu.
Mhm. Savo, kas čia šviečia, ar kur čia nėra kokių kamščių ar dar ko nors pridaryta. Mhm. Mhm. Nu, yra kažkokiu tokiu. Įdomiai gerai nuimu ties nugarą. Tie pajonavimai tokie kaip strypai sukišti atrodo aura. Auros skylės, kažkokios kilpos. Nu, vat kažkokios skylės, kaiščiai kažkokie į aurą įkišti. Mhm. Mhm. Tai Bet išsitraukėm tai visus. grynai, žinok, vat atrodo vaikštai ir niekur niekas neatsikabina ten. Nes kitur būna, kad persidengiam, nu kažkaip vat raibuliuoja, kaip vanduo Mhm. užpila kažką tais. O čia va toks kibiras įkištas ir niekaip nieko kažkaip neina. Ar Mhm. iš čia išvis senai būna? Kas čia per struktūrą tokia įdomi? Nes šiaip jos niekur niekaip ir nesimato, kad būtų kažkas vat įdėta, bet grynai vat kur prasideda tas toksai uodegikaulis vat toj vietoj. Mhm. Nusiurbimas vyksta. Kažkokia kaip šlanga, bet ne šlanga, kažkoks irgi aparatas įkištas. Mhm. Gyvybinės jėgas kažkaip va, tą energiją maitinasi. Mhm. Kas čia maitinasi? Nu, ir atėjo kažkokie demoniokai su dantim dideliais, bet mažiukai. Vien tik dantis. Kažkokie tai balzebubai. Eina ir pilkių Dateidos. visas laivas, pilkių kažkoks laivas eina. Žiūriu, nu, taip jaučiu senokai sukišta. Mhm. Kažkaip per tuos subtiliuosius, va, tos disbalansą duoda. Mhm. Kažkaip nuo paauglystės prisikabinę. Nu, va. Ir tokius irgi kaip dažnis leidžia kažką tai tokio. Tai pasižiūrėk, kokiu momentu prisikabino prie tavęs. 3, 2, 1. Iki tą momentą. Matau, kad verkiu kažkoks vidinis skausmas labai didelis. Mhm. Bet labai jau toks. Nu jo, ten tas vat namas, tas egregoras visas. Nu, egregoras. Nu jo, ir egregoras ir laukas tas Mhm. duobės visas kažkaip labai nužemino. Makaluojasi, ne? Ir sukišo. Nu, tokiu kažkokiu zombiu biškį pavertė. O Jėzus. Tokia kaip pas mane irgi tokios akys pabala tiktais, baltas lieka ir vat kažkaip apatija tokia viskam atsiranda. Mhm. Ir va tas kūnas dar kažkur va taip vat vaikščioja atrodo. Apatiškas. Atrodo, kviečiu, šaukiu aš čia kaip visas dalis, bet jisai atsiskyręs kažkaip tais nuo mano lauko. Ir jisai nereaguoja. Kaip atsijungus būtų dalelytė, ar va tos va dalelytės va ir trūksta. Nu, Čia tai kaip tu į tą vietą turėtų jo susigrąžinti. įsidėti. Tai jinai grįžta dabar į tą vietą, Mhm. užsipildo. Palauk per mėsmalę pramalsiu, nenoriu zombio. Į kolbą sukišu į mėsmalės visas. Jo, su Per visus filtrus, jo, kad ta dalelė jo sugrįžtų. Bet grynai vat kažkaip vat su tuo įsižeminimu, vat atrodo, vat iš to uodegikaulio, iš nugaros, vat pusės būtų vat kažkokia dalelė išimta.
Mhm. Mhm. Nu, vat ir sugrįžta ir užsikemša visas tas piltuvėlis Nu, pradingsta. gerai. Mikro tokia. Bet va, ant kiek svarbi vat ir nėra, žiūrėk, to įsižeminimo ir tos energijos, atrodo, generuoji. O jį vat Mhm. išėjo pasivaikščioti, nu. Nu, jinai išėjus, Ir taip. kažkur jo, po tuos portalus kažkokius ten duodasi kažkokios. Kaip zombis vaikščiojo kažkur kažką tais. Nu, Mhm. paskui gal kažkada reikės pasižiūrėti, kokios informacijos gal parnešė kažkur kažką tais, matė kažką tais. Užfiksavo. Nu, Kokias strategijas, kokius ten planus ar dar kažką tais. Nu, bet vat savo tą informaciją persirašau visą jo iš naujo. mhm. Oi, užsipildau. Mhm. Mhm. Susigrąžinu, ko netekau. Sugrąžink. Mhm. Sakai, regeneruok, atstatyk, užsipildyk. Mhm. Mhm. Nu, Nu, gerai. aš šaunu kažkur tais jau. Šauni kur. Mhm. Kažkokią naują erdvę šiandien atradus buvau. Tokia kaip ledo, ne ledo, bet ne krištolinė, bet tokia kažkokia tarpinė kristalas, ledas, va toksai pusiau skaidrus, pusiau matinis toksai. Mhm. Ir ten va toks tų tokių gėlių sodas yra. Kas yra gėlių? Gėlių sodas. Ai, Nu, kaip soda. sodas, bet ten levituojančios tos gėlės. O, Viskas ten levituoja, aš levituoju, visos tos gėlės levituoja. Mhm. Visos baltos tokios, vat iš tos pačios medžiagos, tos pačios spalvos, ta tokia skaidri, balta. Mhm. Nu, vat ten vat kažkaip tais ir regresuoju, bandau tenais vat užsipildyt, Mhm. atsistatyt. Mhm. Nu ir. Jo. Supildom. Mhm. Išsidalinu kažkaip tais jo. Užsipildyk, jo, išsidalink, išsivalyk, su kokiu tinkleliu dar persibrauk viską. Nu, ten kažkaip taip nebesidaro. Nei dalintis ten kažkas eina, nei ten tinklelis veikia, kažkas ten tokio. Nu, kažkas tokio, nesuprantu. Mhm. Bet aš esu viskas ir viskas manyje kažkaip. Va, ta tokia pilnatvė gal pavadint galim. Mhm. Mhm. Nu, kažkokias va, transformacijas paleidžiam abidvi, kad va, vyktų va, tas Nu, pasikeitimai tų jeigu energijų. formuojasi jo ta Jo. energija, nu tai tada Mhm. palik ten transformuotis, Mhm. levituoti, Mhm. regeneruotis, ane? Ir Nu, užsipildyti. jo. Mhm. Mutuoti. Mutuoti. Vyksta kažkoks. Tai paliekam savo kažkokias Mhm. daleles ir grįžinėjam, ar ne? Mhm. Nu gerai, grįžtam. Paliekam savo daleles, užsipildyti, regeneruoti. Uždarom visus langus, visas erdves, duris, kur buvom, ką matėm. Išsivalom visą savo informacinį lauką, išsipurtom viską, ko mums nebereikia. Ir tavo kūnas daros lengvas, kaip plunksna.
grįžti čia pailsėjusi, atsigeneravusi, pilna energijos, jėgų. Ir grįžti čia, kur aš su tavim kalbu. 3, 2, 1.